po šios žiemos linksmybių nutiko toks dalykas, kad atsisakė purkšti. Vienas vairuotojo pusės sugedęs, turbūt trūkęs viduj nuo šalčio, bet pakeitus dar pasirodo vis tiek nenori purkšti. Tai yra varikliukas greičiausiai sugedęs bus, kuris randasi keleivio pusėj po sparnu. Reikės ratuką nuimt ir po sparniukus iškrapštyti. Ir čia šitoj vietoj randasi bakelis ir jam 3 varikliukai stovi. Vienas ant langų, vienas ant lempų, 3 ant galinio lango. Turim tokį su meile. Įdėsim, žiūrėsim. Išimt reikės dar pirmiausia seną. Labai žiema šlapia šiemet. Biškį napausim. Lyt pradėjo nuo ryto. Bus švariau dirbt patiem. Varžteliai. 8 galvutė. Ten 10 plasmasinis. Nežinau, čia viršunis. Čia skiriasi. Pusę, turbūt šito priekinio nenuiminėsim, užteks tik tai galą nuimti. Taip, nuo sparno. Čia šiti fiksai, klipsai. Įsispaudžia šiaip ašelė plastikinė į vidų. Per vidurį kažkuos smailo, virbalo, kokių 2-3 mm. 3 vienetus. Nepersistenkit, nes įkris viduj. Jei toli nustumsit, ieškot labai reikės. Arba turėt naujos 3. Viskas. Ai, apačioj kažkas dar yra. Apačioj, kiek pamenu, tai žvaigždė šešikantė. Matysim, parodysiu, išsuksiu. Nelysiu čia. Tai, apačia. Čia vienas. Plasmasinis vienas. Taip, apačioj ten atsukt reikia štai T30 ir 10 plasmasinį. O tokį plasmasinį grybuką. Vis klipsai. Vieną jau įstūmiau. Atsuktuvas toks kryžminis. Buvo kryžminis, kažkoks dabar bukinis. Nusitaikai ir į galą delno takšt. Sujudėjo pas mane jisai, bet man atsuktuvas greičiausiai per storas. Aš jo neprievartausiu. Paieškosiu ko nors plonesnio. Va, labai gerą įrankį radau. Šešikantis. Čiukšt. Nežinau, koks čia nominalas, bet kažkas plono. Pabandom. Tiesiog. Opa, įrink. Dabar tuos klipsukas reikia kažkaip išimt. Turim čia tokį įrankį. Aišku, man čia
neusikabina. Aš biškį po plasmase, taip atsargiai. Be prievartos, svarbiausia be prievartos. Apa, o. Viskas gerai. Išsiims. Šitas irgi išsiims. Ir su tuo patinu tą patį. Čia neima. Reiškiasi biškį po plasmase. Opa. Labai gerai. Aišku, jau su abiem rankom darysit. Opa. Įsikiša tas virbalas plastikinis per priekį, kai atgal surinkinės. Ir va, ta glutėje įsiskaičia viskas. Aišku, reikia susirasti ten viduj įkritusias tus špilkutes plastikinės. Dar man nenori nusiimti čia viskas. Tai iš tikrųjų, tai reiktų va, kaip čia geriau. Šitą plasmasę apačioj turi varžtą. Tai ją išsukt. Jei bus sunku, tai greičiausiai šitą plasmasę nusiimsim, bet čia varžtą atsuksim apačioj. O kažkur, jai trukdys, aišku, nes čia viena kitą dengia ir sunku išlupt ir nesinori laužyti labai. Nes, sulaužai paskui sakam zateškiam. Raišiuot reikia, tai kuo daugiau atsuki, kartais greičiau darbas pasidaro. Nors atrodo atvirkščiai bus. Tai va, nuėmus tą apsaugėlę, pasirodo, kad dar yra užslėptų varžtų. Ten kažkur tai yra varžtelis, veržlytė, plastikiniai. O taip ir jei neatsuki, paskui laužai viską. Nesinori būti šikna ranka. Sunkiai, labai sunkiai. Biškį pavyko nuleisti šitą. Nuo kampo sparno bandykit iš čia lupt. Ir iš čia. Nes iš anos, iš vidaus ten sunkiai labai. Tai va taip atsivėpė ir čia va laikosi. Laikosi, nes ten tokis traversiukas eina ir po juo dar varžtas. Kabinasi už to varžtą. Nežinau, gal nelapsiu, gal paliksiu. Reikia varžčiuką. Šitą atsukti ir bandysim šitą visą bakelį užsitraukt, kol pasimatys. Varikliukai kol pasimatys. Šitą kasą su laidais. Reiktų jų, kad negadintų gyvenimo. Nu ką, paimsim, pabandysim ištraukt, kas čia juda, kas čia nejuda. Kažkiek tai juda, nedaug juda. Gerai, ko gero aš mesiu jas į šoną, pabandysiu abiem rankom dirbti. Ta meilė, ne tokia ir meilė, išprievartavimas greičiau. Išprievartavom tą bakelį iš priekio. Pasirodo, šitas pirmas siurbliukas yra lempų apiplovimo pagal vamzduką. Nueina į priekį. Gerai, dar geriau, arčiau prieimus. Nežinau, patikrinti kažkaip reiks, turbūt permesiu laidus ant šito naujo, prižiūrėsiu, ką jis čia. Burzgė, neburzgė. Ok, bandau. Taip, šiai biškį išvirčiau. Nusimaunu šitas ant spaudžiam iš viršaus. Traukiam bėgą truputį. Ir
Na, kai visada viena ranka nepatogu. Viskas pakeista ir pabaigai. Ašelės. Reiks kažko rimtesnio čia. Panaudosim įrankius ne pagal paskirtį. Taip negalima daryti. Viskas. Nu ką, istorija nesibaigė su lempų apipurškimu. O niekas nepasikeitė po varikliuko keitimo. Bet radau bėdų kitur, kur nesitikėjau. O nesitikėjau dėl to, kad internete ir už to špargalkiai įdomiai kažkaip tai. Špargalkė rodo, kad KEM 8 saugiklis lyg ir lango apiplovimas ir KEM 8 saugiklis lyg ir žibintų apiplovimas. Tai jeigu sudega KEM 8 saugiklis, tai niekas neveikia. O man langai veikia, apiplaudinėjo. Tai va ir susiparinau su šito, kol neįlindau. Na, aišku, tinginys pats tingėjau. Galėjau iš karto patikrinti. Nečiesnas. O papa. Nėra. Ieškosim saugiklio. Turėsim toliau lempų apiplovimą. Kuris reikalingas ar nereikalingas. Nežinau. Gal kam reikalingas, parašykit komentarą. Na, patikrinsim. Kas čia? Sausa dabar. Negaliu vienas pažiūrėti. Papačiku. Atsijungiam šviesesnis. Niekas neveiks. Degimą. Pūstelnam biškį. Ai, viskas veikia. Pasitarčinas visą, apsiputojus. Šitiek bėdos dėl purkštuko. Draugelis mano sėdi ir antras. Kad vienam nebūtų liūdna. Dėl purkštuko saugiklio, kaip sakant. Nu ką, žioplym nesiseka. Tai dėl to saugiklio, jeigu kam kartais nesinori, kad pūstų ant lempų, ant žibintų, saugiklis KEM 8. Pas mane ten matosi 2. Tai viršutinis. Ištraukiu ir nepučia, o lango pučia. Kažko visi skundėsi, kad ant vieno saugiklio viskas ir atskirai neatsijungia. Pasirodo atsijungia.
Tingėjau patikrinti, ką tas kitas daro. Alekiam 8. Greičiausiai ant lango nepurškia. Nu, gal kada dais rankos. Sėkmės.